Na, sveiki draugai, bičiuliai. Na, šitas video bus šiek tiek ilgesnis, kadangi noriu aptarti net 3 temas. Kas dedas Lietuvoje, kas buvo, nu ir apskritai kas bus. Tai pasakiau taip labai bendrai plačiai, o norėčiau priminti, jog šiandien yra rugpjūčio 10 diena, o ką ta rugpjūčio 10 diena sako man. Ogi noriu visiems priminti, kad būtent lygiai prieš 5 metus prie Seimo vyko, vieni sako, riaušės žurnalistai, advokatai vengia šito žodžio, bet iš esmės vyko tai, ko Lietuvoje paskutinį kartą buvo 2009 metais, kai tiesiai šviesiai pasakysiu, mentai daužė žmonės. Man nesiverčia liežuvis pasakyti, kad policija, nes policija, pas jos parašyta ginti, saugoti, padėti, ne? Bet iš ten prie Seimo buvusių tų VST pareigūnų, dar kitų veikėjų, nei vienas ten esančių žmonių nei gynė, nei saugo, nei padėjo. Jie gynė gal tik tai Seimą nuo žmonių. Jau pamiršo iš tikro, kas iš tikro, kaip ir konstitucijai dar parašyta, kad aukščiausias suverenas tauta, bet patys matot, kas su ta konstitucija dedas ir kaip jinai atrodo ir kas ten vyksta. Tai iš esmės neeilinė diena, kažkaip žiniasklaidoje nemačiau pranešimų, kad būtų apie tai rašę, kad čia toks įvykis įvyko prieš 5 metus, nes prisiminkim, apie ką tai buvo protestai. Didžioji dalis žmonių buvo pavargę nuo tų kovidinių suvaržymų, kas paaiškėjo ilgainiui, kad tie kovidiniai suvaržymai buvo visiškas briedas. Ir visi tie, kurie agitavo leistis bezdalus į petį, kažkodėl dabar tą temą labai nenori kalbėti, kažkaip nenori prisiminti, ne? O pagrindinis protestas buvo dėl to, kad kariškiam suteikti teises taikos metu tikrinti žmonių turtą, suteikti galimybę automobilius paimti, ir žodžiu krūvą leidimų. Ką mesgi prieš 5 metus nesupratom, kad bus padarytas toks konfliktas, kurį aš vadinu dirbtinu. Ir kad vis dėlto mes turėsim tokią situaciją, nieks nebūtų pagalvojęs prieš 5 metus, kad jau visai netrukus už kelių tūkstančių kilometrų Ukrainoje kris bombos, žus žmonės, TCK grieb žmonės, veš į frontą ir taip toliau, visas šitas briedas mėšlas vakarų bus nešamas, ne? Niesgi apie tai net nepagalvoja, niekas tokių dalykų net nemąstė, kad taip gali būti. Na ir žmonės prieš tai sukilo, žmonės dėl to pradėjo prieštarauti, nesutikti, o kaip vėjas plaukus kedena, kaip toj dainuoja, ne? Na ir žodžiu, įvyko toks reikalas. Aš pasakysiu taip, aš nei biškio nesigailiu, kad ten buvau, nei biškio nesigailiu, kad ten dalyvavau. Ir noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie ten tada atėjo, kurie išsakė politinę poziciją. 87 asmenys yra persekiojami po šiai dienai, nukentėjo labai ir finansiškai, išleidę krūvas pinigų ant advokatų ir taip toliau. Jie labai gerai pamatė, kas yra Landsbergių sistema, kaip jinai susidoroja su žmonėm ir realiai, čia kai mums pasakojo nuo ryto iki vakaro, kad čia kovoja už demokratiją, tai čia šūdų krūva, visą tai yra, ką jie čia šneka. Ir čia nėra jokios demokratijos, nes pasižiūrėkit, kokius bando prakišti įstatymus, ne? Kurie realiai atviri. Cenzūra ir visos šitos nesąmonės, ne? Kad jau atvirai šitie dalykai kišami ir žodžiu čia. Ir visi dėl to yra laimingi. Tai momentas yra tame, kad turim problemų labai, lygiai 5 metai, kai tos problemos yra. Ir jos tęsiasi, jos niekur nesibaigs. Ir mano išvažiavimas, aišku, yra su to be abejonė irgi susijęs. Kitas momentas, kurį norėjau paminėti, žmonės irgi prieš tai protestuoja, prieš tai, ką mums kiša per prievartą, tai visą tą pidarastyną, pedofiliną.
Iš esmės taigi yra apie tą patį, žmonės ten susirinkę irgi visi. Prieš visą tą LGBT šūdą spalvotą, kur mums neša visą tą vakarų tipo vertybės. Nu, man nėra vertybė, kai vienas vyras čiulpia kitam vyrui. Nu, kur čia vertybė? Nu, nežinau. Nesakysiu, ką turbūt suprantat. Tai va, tai iš esmės, ką aš noriu pasakyti. Vat, buvo tokia situacija, vat, kai į mane kreipėsi moteris, kurios Lietuvoj teisėsauga negina. Situacija tokia, kad tėvas prievartavo savo 3 metų dukrą, 3 metų vaiką prievartavo. Aš pats mačiau savo akimis dokumentus tuos. Prašė pradėtas, aišku, ikiteisminis tyrimas ir kaip visada. Na ir turbūt nesunku paaiškinti, kada valstybė, kuri paleidžia 174 pedofilus į laisvę pagal lygtinį paleidimą, ne? Pažiūrėkit, mane kodėl nori pripažinti tie teismai recidivistų, kad negalėtų lygtinai paleidinėti. Nu, tokia priežastis, ne? O dabar pedofilus paleidinėja, viskas gerai. Ir akivaizdu, kad va, tokia šalis, kokia dabar, kokia valdžia, nu, kokia valdžia tokia ir šalis, ne? Nes tai yra vizitinė kortelė, valdžia. Gi ne tauta, žmonių gi nieks nemato. Žmonės, ką gali, tik tai komentarą internete parašyti su keiksmažodžiu, už ką pareina po to išmento bauda. Viskas, ką žmonės šiandien gali padaryti. Daugiau nieko. Tai iš esmės mes dabar turim tokią valstybę, kuri atvirai palaiko pedofilus. Ir aš džiaugiuosi už tą mamą, kad neišdrįso išvažiuoti iš Lietuvos, na ir paimti vaiką su savim. Tai čia galiu pasakyti jau tiek, kad jau buvo suteiktas būstas, jau dabar bus sprendžiami klausimai dėl jos po to, ką su ją daryti, ar mes ją, nu, mes sakau, jau nebe mes, ar žodžiu čia jai, nu, padės su darbu, bet kaip suprantu, čia visi šitie dalykai bus padaryti, tiek bus aprūpinta darbu, dar kažką, kol kas jinai į Lietuvą, kaip sakant, yra dar ir vaiko gydymo klausimai, tai jinai kol kas dar čia gydys vaiką tačia, nes čia yra gerokai pigiau. Priežastis tokia, jeigu tėvas nori aplankyti, gali atvažiuoti. Tai šitas yra momentas, bet sakau, mes dasigyvenome iki tiek, kad mamos su vaikais ant rankų verkdamos turi bėgti, nes mentai atsisakė nutraukė ikiteisinį tyrimą, skundė prokuratūrai, prokuratūra sako, viskas čia gerai, įsivaizduojate, ekspertizė byloje yra, kad vaikas sužalotas, vaikas pripažintas nukentėjusiu, prokurorai aiškina, nėra duomenų, kad čia tėvas tai padarė. O tėvas net nekelia klausimo, kas tai padarė. Normaliai, ne? Vaikas turi akivaizdžius sužalojimus, nenoriu čia smulkiai vardinti, o tėvui nekilo klausimų, tipo, tai kas tai padarė, ne? Ir kodėl tie visi dalykai vaikas pasakoja tam tikras detalės, ne? Dabar dar kitas momentas yra, kad man baisu, kad va, turi bėgti, bet mielos moteris, mamos, jeigu susidursi su tokia bėda ir matot, kad jūs mentai paliko, prokuratūra nedirba, teismai nedirba, nu, važiuokit čia, nu ką aš jums daugiau galiu pasiūlyti. Važiuokit čia ir viskas. Ir Minske jie yra prieš visus, prieš pedofilynus, pidarastynus. Čia tokių, pati aukščiausia valdžia tokių nepalaiko, tauta irgi nepalaiko visų šitų nesąmonių. Jie tiesiog prieš yra žmonės irgi. Ir viskas, ir čia, ir normaliai gyvensit. Nu, jeigu jūsų Lietuva nei gina, nei saugo, nei padeda, nu, reikia kažkur kitur trauktis, ką daryti. Žydai irgi traukėsi, kai jos fašistai persekiojo, nu kaip kitaip, nieko nepadarysi. Tai tiek. Na, o trečioji tema, kurią norėjau paliesti, tai irgi betarpiškai susiję su prieš tai 2 paminėtom. Kad žmonės tiesiog atsirado poreikis, jūs nepatikėsit, vakar virš 400 paklausimų parėjo. Įsivaizduojat, 400 paklausimų per vieną vakarą. Tie sako, norim įsigyti. Tai tikrai aš parodysiu visą tą istoriją, kaip tos namukus nupirksim, paremontuosim, patvarkysim, privesim į gerą būklę ir tikrai galėsit juos įsigyti už tokias kainas, kokios neegzistuoja Lietuvoje. Tai, žodžiu, bet pradinė kaina, 15 eurų, man tikrai labai patinka, kai gali namą nusipirkti už 15 eurų. O po to aišku, jeigu nusipirksi baldus už 1000 eurų, tai namuko kaina gausis 1015 eurų, ir taip toliau, ir taip toliau.
Tai va, tai tikrai. Ir yra labai svarbus dalykas, aš galiu pasakyti, kaip tai susiję. Bet jeigu jūs turėsit Baltarusijoje nekilnojamą turtą, tai automatiškai gaunat leidimą gyventi. Ir jeigu kas nors atsitiktų, jeigu būtų kažkokia bėda ir jums taiga atsirastų poreikis dėl įvairiausių priežasčių važiuoti į Baltarusiją ir jeigu, pavyzdžiui, Baltarusija sienas uždarytų, tai jūs, turėdamas leidimą gyventi Baltarusijoje, galite jau atvykti be problemų. Ir taip galvojat, Baltarusiai padarys tokią klaidą, kokią, pavyzdžiui, padarė Lenkai, kai prisileido kelis milijonus ukrainiečių ir dabar spjaudosi, keikiasi. Bei jeigu trumpai apie Lenkus, kaip čia dabar įdomiai gaunasi. Kodėl pas mus Delfi nerašo, kad jau Lenkai siunta ant ukrainiečių ir kaip čia dabar gaunas. Kalbėti rusiškai negalima, ukrainietiškai galima. Ir ko dabar piktinasi, kad Lenkai duoda į snukį ukrainiečiam, kai išgirsta kalbant ukrainietiškai, ne? O tuo pačiu mes norim rusų kalbą uždrausti. Tai vat ir pamatyskit visą šitą reikalą, kaip čia įsigaunas. Kad vat kaip yra absurdas, koks yra persekioti žmonės, jos daužyti dėl tų visokių, dėl tautinių, etninių dalykų. Tai va, tai grįžtant prie viso šito reikalo, tikrai šitas projektas su nekilnojamu turtu labai stipriai išsisibuos. Galėsite visą matyti istoriją, nežinau dabar, kurią dieną bus galima, sužinosiu datas, tos jau aukcionuose sudalyvauti, aukcionai vyksta gyvai, tai būtinai nufilmuosiu, jeigu ten galima. Nufilmuosiu, parodysiu, kaip visas tas pirkimas įvyks to namuko. Ir žodžiu, bet nėra čia pas juos, kaip pas mus varžyti, nes ne, čia turi į vietą atvažiuoti, stovėti ir kas nori dalyvauti, tie rankas pakilnoja, žodžiu, ir taip toliau. Tai va tiek reikalų, toks va šiandien, toks ilgesnis tiek pasisakymas. Viskas šiaip ir gerai, kas klausia, mano sveikata gera, viskas liuks. Tai va, pavyko padėti tai mamai su mergaitė, aš dar ją, jeigu jinai norės, būtinai pakalbinsiu, bet sakau, man pavyko ją aprūpinti būstu, pažadėjo jai padėti su darbu, kol vyks to vaikučio gydymas, nes reikalingas vaikų gydymas. Tai, žodžiu, manau, viskas bus gerai. Tai va, tai tiek žinių, laikykitės jūs ten. Oi, palauk, laikykitės ten Lietuvoje, ne? Tai va, viskas čia gerai. Vasarą džiaukimės, kol geras oras. Ir tiek žinių, geriausi, nuoširdžiausi linkėjimai. Sekite dėl nekilnojamo turto. Supratau, kad tai aktualu. Supratau, kad lietuviui būstas tai yra labai, labai aktualu. Nu ir ką, padarysime aš. Daug žmonių kreipiasi, patikėkit, dar bus daug istorijų čia. Labai daug dar bus istorijų čia. Viskas. Iki.